Į pasimatymą Vytautas atėjo per anksti. Nieko keisto, kad likus kelioms minutėms iki merginos pasirodymo jis ėmė snūdurėti. Netrukus gražuolė Rūta išblaškys visus jo miegus. Labas. Labas. Vytautas. Malonu, Rūta. Gražiai atrodai šiandien. Ačiū, turi neblogai. Dėkui. Per kompiuterį atrodė vienaip, o gyvai atrodė kitaip. Gyvai atrodė žymiai man geriau. Paklaus, kokią jinai muziką mėgsta, paskui papasakok apie save. O kokia tau patinka muzika? Man patinka angliška. Angliška? Čia pop muzika būtų. Nu jo, R&B. R&B. Aišku, Nu, populiaru Beyoncé. dabar. Ja. Kažkas ten nesutapo, jis klauso vienos muzikos, aš klausau kitokios, bet tai manau, kad tai iš tikrųjų jokio skirtumo. Žmonių vieniems patinka vienas, kitiems kitas, tai skoniai yra skirtingi. Kaip leidi savo... Palauk, ką tu čia pasarės, kam? Šito vietoj, ką čia reiškia? Nukritau. A, čia randas buvo, bet rožinė kaip kas? Kaip koks nors kiniškas ar japoniškas ženklas. Šiaip aš čia juokavau dėl nukritimo. Čia tokia šukuosena susigalvojau. Pasipara. O ką čia reiškia? Čia turėjo būti hieroglifas, bet jis truputį nesigavo. Tai reiškia? Ir jis reiškia mei, tai yra grožis iš japonų kalbos. O kas gavosi? Nežinau, eglė gavosi. Para. Įdomi, ką aš žinau. Mano plaukai vienoj pusėje tik išskusti yra, kitoj palikti ilgesni. Sugalvojau tokią netradicinę šukuoseną, tiesiog, kad išsiskirti. Dar kilo toks klausimas, ar rūkai? Ne, nerūkau. Nerūkai, šaunuolė. Nu, tu rūkai? Ne, nepatinka man šitas dalykas. Kaip su alkoholio reikalai. Gerai, gerai. Žinau, kad taip nėra. Merginom patinka, žinau, tokie. O po sekso ką Nu, papasakok man geriau kokį nors linksmą nuotykį. Ką žinau. Nuotykį linksmą. Iš tikrųjų, kai tu paprašai žmogus, kad jisai sugalvotų kažką juokingo tą akimirką, tai ką papasakė, tai automatiškai niekad nebūna juokinga. Tiesiog iš konteksto, kai tu kalbi, ką tu prisimeni, kas toj kalboj yra kalbama, tada gal ir būna juokingo. Va šiandien kaip tik buvau šitą prisiminimą atsiminęs. Ir buvom kažkada pas mane sode, ten biškį baliavom, žvejojom ir panašiai. Ir kada grįžinėjom, ten truputį kvailiojom ir draugas su akiniais išlindo pro langą ir jam nupūtė tas akinius. Ir galų gale mes jų net neradom. Taip, labai smagu buvo prisiminti šitą prisiminimą. Kai šilinys man pasakė, čia kaip tik liūdna, kad... Nežinau, man čia yra ironija. Viskas gerai, ką? Ką Graudžiai juokinga. nors, kad būtų be ironijos, linksma, gali papasakoti? Patiko, ta prasme, kad mergina buvo irgi bendraujanti, nereikėjo jos tempti už liežuvio, jį pasakoti, jinai mielai pati apie save pasakoja, labai gražiai pasišnekėjom. Dar man kilo toks klausimas, aš tave nuotraukai mačiau su vestuvinė suknelė, gal tu esi vedus ir... Vedus tave. Ištekėjus. Koks bachūras su BMW ir Mercedes ir Tu ko tu iš karto su BMW ir Mercedes? Nebanalink situacijos, kalbėk išraiškingai, būk intelektualus žmogus. Ne, ten buvau su baltos suknelė, nes buvo pasirodymas, žinai, ir reikėjo man ten su ją praeiti. Tai tiesiog buvo iš tikrųjų labai smagu, tai pasijaučiu kažkaip fain, toksai fainas jausmas. Graži dar ta suknelė man tokia buvo visai, ar ne? Aišku, taip labai gražiai atrodė. Norėčiau ten šalia stovėti. Kai paminėjau Mercedesus ir BMW automobilius, tai turėjau minį tai, kad tokios gražios merginas visą laiką turi vaikinus, kurie turi daug pinigų, auksinės cipūras ir BMW ir Mercedesus. Va, turiu tau dovaną. Mes kartu kažkaip turėtume pakeisti pampersus šitam vaikui. Sakyk, pažaiskim tiesiog, paimprovizuok. Žaiskim daktarus. Jo, pažaiskim daktarus. Jeigu aš nemoku? Sakyk, nusikelkim į vaikystę ir pažaiskime daktarus. Vaikystę prisimink. Prisimink vaikystę, kai vaikystėje tai darydavai. Vaikystė, ne. O kur tas pampersas? Paklausk, ar mėgdavo žaisti su lėlėm ar su mašinėlėm labiau. Su vibratorium. Man tai čia atrodo labai kvaila, nes keisti negyvam lėliukui pampersą, kuris yra nei prikakotas, nei prisisiotas, yra nesąmonė. Papudrink vaikų už pakaliuką.
Čia naujas bairis. Aš tam sakiau. Prisimink vaikystę, papūdrink smegenis. Pasipūdrink užpakai. Aš nesu tavo žmona ir aš net privalau tavęs mokinti, kaip reikia O, vaikutį pudrinti galų gale. bet gal man kada gyvenime prireiks. Nu tai tada tavo busima žmona ir tai darys. Mergina manęs paklausė, ką galima papudrinti. Aš ir atsakiau, šioje situacijoje galima papudrinti užpakaliuką, o dar galima ir smegenis papudrinti. O kaimą turi, kur iš kur? Sodą turi, sodą. Sodą ir ten kiauliukus auginė. Va, tas paveikslas, kur sakiau. Sakyk, kaip vertini šį meno kūrinį? Įvertink, bet kaip specialistė šį meno kūrinį. Aš netokis, ne. Ne. Man patinka tokie, žinai, kai būna kažkokie peizažai, tokie, man nepatinka Matosi tokie. truputį peizažas, lova kažkokia. Ne. Pornografija visi kažkokia. Sakyk, tai yra kultūros dalis, bet gal tik to, apie ją kitą kartą, vėliau, per kokį 7 pasimatymą. Čia yra kultūros dalis, aš manau, ir vėliau gal aptarsim ją apie Ne. pasimatymą. Kai kalbėjome apie meną, vaikinas atnešė man parodyti paveikslą ir aš tuomet supratau, kad jisai visiškai nieko nesupranta apie meną. Tu man daug gero padarėjai. Jaunystės draugė miela. Jaunystės draugė miela. Žydės tau gėlės amžinai. Iš širdies tau gėlės amžinai. Nepuokštėm, vazonėliais. Nepuokštėm, o vazonėliais. Ir mylėsiu aš tave, nūnai, Mylėsiu tave. kaip sakė didis mūsų tautodailininkas Petras. Sakė dydis. Mūsų tautodailininkas Petras. Malūnas ar kaip? Ir vėjo malūnais nunešiu tavo laiką. Ir vėjo malūnais nunešiu tavo laiką. Nereikėjo rūkyti. Ir irgi toksai su komedijos elementais. Sakinį po sakinį, taip lyg prisimindamas ir ant galo malūnas, taip iš niekur. Ką galvoju, nesvarbu, gerai, svarbiausia pasakė. Na tai ką, labai ačiū tau už šį nuostabų vakarą. Nieruška. Malonu pokalbį. Ačiū viso gero. Malonu pokalbį. Sakyk, palikai man labai gerą įspūdį kaip mergina. Palikai man labai gerą įspūdį kaip mergina. Ir ačiū, Smagu kad girdėti. išklausei mane, Tavo eilėraštį. mano eilėraštį, mano mintis, mano siela. Tikiuosi, kada nors tave vėl sutikt. Tikiuosi tave sutikti antram pasimatymui. Gal kada? Gerai. Ate. Iki.